21 metų postą rašai, kad tai patinka visiems vaikinams. Ir klausimas, ar vis dar taip galvoji? Manau, kad vyrui yra malonu, kai moteris moka ir parodyti tą pasitikėjimą juo, pagirti ir tiesiog parodyti tą švelnumą. Man atrodo, gyvenimas labai yra neįdomus, jeigu tu gyveni vienam etape ir viskas yra labai panašu. Aplamai su žmogumi yra daug smagiau. Arba bus akimirka, kai tu galvosi, kad blemba, vienam yra lengviau negu dviese. Galbūt jau po santuokos supratau, kad tikrai tenka dažniau prikasti liežuvį. Labai stengiuosi perimti tam tikras atsakomybės, kad jos taip pasidalint. Nebūtų tokia bejėgė, nieko negalinti moteris. Kad ir kokia mergina graži ar protinga būtų, mandrumas atbaido. Aš visą laiką stengiuosi transliuoti tokį paprastumą, žemiškumą ir labai... Ir ateina momentas, kai maždaug aš jau noriu skirtis. Man jau dzin mano technikos. Tai jeigu sekso kiekis viršė konfliktų kiekį, pora išliks. Nežinau. Aš jau skaičiuot savo. Su juoku pradedam šitą epizodą linksmai. Turėsim... Ką mes turėsim? Santykių tematika. Santykių tematika, rimtai. Aš galvojau, kad šį kartą galėtų gautis labai fainas epizodas, pakalbėti apie kartų skirtumus. Kad mes esam iš principo jau skirtingai kartoje, aš manyčiau, su Viktorija. Pas mus svečiuose yra Viktorija Bradauskė. Taip, malonu. Daugelis jūsų ją gali žinoti kaip Malanova arba Malanova, netgi man kaip kažkada pristatė, nors tai yra netaisyklingas kirčiavimas. Viskas tvarkoja. Tai Instagrame aš ją seku jau 3 metus, nes man kažkada pasakė, kad jin apie santykius kalba, sako, tau reikia pasiekti ir aš įsijungiu ir šiaip aš neseku jokių konkurentų. Pavadinsiu taip. Tai yra, aš labai nenoriu, kad mintis kartotųsi, reelsai netyčia kopijuotųsi ar dar kažkas būtų. Bet, kai aš pasiekiau, aš supratau, kad mes ne visai tam pačiam toje pačioje temoje esam santykiuose Instagrame, bet mes esam skirtingose etapuose. Taip. Visiškai. Ir aš pažiūrėjau ir man savotiškai net smalsu žiūrėti. O tai kaip dabar, nes aš kaip pradėjau sekti, deitinai, tada dar nebuvai susituokus, kaip ten viskas vyksta. Man buvo labai įdomu. Ir aš manau, kad ir šitą epizodą mes galėsim pakalbėti, kad jis būtų skirtas tiems, kurie ir pradeda deitinti, bet tiktų ir tiems, kurie jau kurį laiką baigia deitinti. Žinai, kaip manęs kažkada viena žurnalistė sako, jūs galite papasakot, kaip ten santykių pradžioj deitinti. Aš sakau, aš 15 metų nesu deitinęs su niekuo. Aš nesu. Pasimiršta labai. Eikto, aš atsimenu po seminarų, žinai, kai ten 300 ir iš jų vis tiek yra dalis, neturinčių antros pusės. Ir sako, gal gali čia padaryti seminarą, kur tik sueitų vieniši ir tada, žinai, čia networkingas. Ir aš sakau, nieko neišmanau. Visiškai kita tema tokia. Yeah. Bet Viktorija išmano. Nes jie dar buvo neseniai. Dar pakankamai šviežia. Taip, nors pati pastebiu, kad jau profilį, jau tas temas, pirmų pasimatymų idėjos, apie ką kalbėti, apie ką nekalbėti, jau tampa tokios praeitas irgi etapas, nes suprantu, kad aktyviausiai dalinuosi tuo, kas aktualu pačiai. Tai būtent šiuo metu, nes turėjau santuoką prieš kelis metus, tai peršasi, nesiperša, sužadėtuvės, ta šeiminis gyvenimas, ta pradinė buitis, tai ko pati dalinuosi, ko pati gyvenu, to pati atrodo ir pagrindė pasidalinu. Man toks iš konteksto klausimas iškart. Tai siekiai, kad tau pasipirštų, ar ne? Visiškai ne. Visiškai nesitikėjau. Iš tikrųjų pasipiršimas buvo labai gražus, ant jūros kranto, atostogavom ir atėjom. Tai neturėjai šitą to sens, kaip ten moteriško? Jausmo kažkokią, ne, visai ne. Iš tikrųjų mes kada atėjom, ten buvo labai gražiai viskas papuošta ir aš supratau, kad mes kažkieno šventės papuolėm. Galvoju, sakau, einam atgal, čia turbūt kažkas bus dabar, kažkokia staigmena, pasirodo, ta staigmena buvo man. Tai tikrai niekiek nenujaučiau, nes dar draugavomės nepilnai 1,5 metų. Dar pakankamai toks laikotarpis, kur nejaučiau, kad turiu jau paspausti tarsi. Man iš vis labai keistas konceptas yra paspausti dėl pasipiršimo. Nors dažna dabar labai. Ir aš galvoju, tai kelia klausimus tokius, ar ne? Labai dabar dažnas klausimas. Ypač žinokit, koks iškyla, kad vyras nori vaikų, bet nenori santokos. Tai kas antras turbūt klausimas, ką daryti tokiu atveju, nes aš noriu vaikų tik tai po vestuvių. O jisai to nesako. Aš sakau, mes skirtingose kartose, nes man kiekvieną savaitę parašo, turbūt, nežinau, apie 10 skirtingų istorijų tenais, kas kam yra nutikę, bet klausimo,
Kaip pasiekti, kad vyras ten pasipirštų, esu sulaukęs, bet turbūt ant vienos rankos pirštų per visus 5 metus suskaičiuočiau. Nu ir galbūt vyresnė auditorija, pas mane pagrindė nuo 23 metų iki 30. Gal pas tave vyresnė bus? Tai aš sakau, mes skirtingai. Tai žiūrėkit, šiandien mes analizuosim visokias tokias temas, lengvai pažaisim pačioj pradžiai, po to į Contribui persikelsim labai įdomių ir jautresnių klausimų paanalizavimui. O jūs, jeigu įsijungėte pirmą kartą, tai būtinai paspauskite bent jau šitą mygtuką. O jeigu įsijungėte ne pirmą kartą, tai dar ir paspauskite prenumeruoti, nes didelė dalis neprenumeruojat mūsų. O kaip gerai sakė Eglė. Gėda. Sako, iš vis yra nepadaru. Nepadaru yra žiūrėti, neprenumeruojant. Jeigu ne pirmą kartą žiūrit, privalot prenumeruoti. Gerai, viskas. Leidžiamės į santykius, nors mes jau ir pradėjom. Nuo santykių. Tai apie santykius tu daug metų, 5 metus gal daliniesi Instagrame. Aš vis dėlto paklausiu klausimų. Tai kas buvo trigeris, kodėl tu galvoji, viskas dalinsis Instagrame apie santykius? Jeigu pradedant nuo pradžių, tai visą laiką turėjau labai sveiką šeimą, labai jaučiau meilę iš jų. Tai žodžiu, visus santykius, kuriuos anksčiau susikurdavau, jie buvo tikrai pakankamai sveiki, su gražia komunikacija. Bet visą laiką tarsi norėjau kažko daugiau, kad būtų toksai itin stiprus. Palauk, aš turėjau gražius santykius, gražiuko ir noriu daugiau. Žinot, pasižiūrėdavau į kitus ir atrodo, kad ten gali būti ryšys dar stipresnis, arba žmonės gali dar labiau žiūrėti vieną kryptim. Arba taip pat galvodavau, kad noriu šiek tiek ambicingesnio žmogaus šalia. Žodžiu, reikalavimai vaikinui buvo tikrai labai nemenki, kad būtų protingas, ambicingas, patrauklus, bet to pačiu žmogiškas, paprastas ir šitom šeiminiam vertybėm. Tai supratau, kad noriu daug. Tai kad to turėti, tai reikia būti pačiai atitinkamai tokiu žmogum. Ir tada pagalvojau, kad vis dėlto santykis su savim ir šiaip santykių tema yra viso mūsų gyvenimo pagrindas, todėl labai verta į tai įsigilinti. Ir pradėjau gilintis pati, save ugdyti, tapti tokia geresnė, sveikesnė asmenybė. Ir dėl to kažkaip labai pačiai pravertė. Pradėjau galbūt kažkada kars nuo karto dažniau draugiam patarti. Ir galvoju, išgirdau tam tikrų patarimų, tam pamenu ir per televiziją. Ir galvoju, kaip gaila, kad mūsų mokykloje nemoko santykių. Čiagi yra tikrai visa gyvenimo esmė, jeigu yra sveikas santykis šeimoje, tai ir darbe, ir visur kitur bus tikrai viskas gerai. Tiesiog paprastai žmogišką kalbą nusprendžiau dalintis tuo Instagrame. O tu norėjai būti influencerė, nuomonės formuotoja, ar gavosi dėl to, kad pradėjo sekti? Man, prisimenu, tas buvo tikrai žavu. Aš galbūt viena ir iš intencijų buvo, kad tai galės būti kaip ir darbo kartais galimybė ir smagu bus pabendrauti su žmonėmis, aš tokia gana tikrai atvira esu. Bet ne, pagrindinė mintis buvo iš tikrųjų padėti, nes mačiau, kad yra labai daug toksiškų santykių, kur žmonės dažnai kenčia tų manipulacijų ir norėsiu duoti bent kelius tokius patarimus, kurie iš esmės jau gali pakeisti požiūrį į santykius. O kokie šaltiniai iki tol, kol pati pradėjai domėtis, buvo tavo pagrindiniai, iš kur sėmėsi įžvalgų apie santykius? Nes dar nebuvo pagrindinio šaltinio, skiriamės juokauju. Jau dabar pasižiūrėjau jūs. Ir dabar nepagrindinio. Anksčiau tai čia kaip tik buvo COVID laikotarpis, kada pradėjau domėtis, tai buvo labai daug kursų, seminarų, webinarų, tas tada buvo labai bangos, kad būtent nuotoliniai visokie kursai. Ir aišku, plus knygos, labai nemažai knygų. Gerai, pradėjai prieš 5 metus, per tą laikotarpį keitėsi tavo požiūris į santykius? Neimam to momento, kada visai nesidomėjai santykiais, bet praktiškai išbandant tos metodus. Aišku, kažkiek keitėsi, šiaip niekada nebuvau labai naivuolė ir žinojau, kad santykiai yra tikrai darbas, jeigu norit juos gražius turėti, sveikus. Bet galbūt jau po santuokos supratau, kad tikrai tenka dažniau prikasti liežuvį, dažniau pastabdyti save ant kažkokių momentų, kaip ten tikrai vyras patvirtintų, mėgstu pavadovauti, mėgstu pasakyti, taip švelniai, bet gal va čia geriau prisiparkuok, gal va čia geriau pasukim. O nesinori būti tokia moterim, kuri imasi visos atsakomybės, todėl pati suprantu, kad reikia pakontroliuoti, o tarsi esu ožiaragė ir mėgstu biškį pakontroliuoti viską.
Tai va, tenka tiesiog suprasti, kad reikia dažniau mokyti santykiuose. Čia kaip Darius Ražauskas sakė, kad žmona atsisuka ir sako, eik paklausyk savo paskaitėjų. Taip. Aš irgi galvoju, kartais būna tokių momentų, kur galvoju, oi merginos, vat, kreiptamas į savo sekėjas, taip mintise, žinokit, ir pas mane tikrai visko būna, reikia man pačiai kartais atsisukti tuos postus savo senus, pražiūrėti dar kartą. Bet va, tu pasakai vieną frazę įdomią, aš seniai žinau, kad santykiai yra darbas. Pritarit šitai? Aš gal tik tai nukreipčiau tą darbą ne į santykius, o tai yra darbas su savim, ne su santykiais. Nes dažniausiai, kai mes akcentuojam, kad santykiai yra darbas, tai žmonės neretai supranta, kad reikia dirbti, bandant pakeisti antrą pusę jos elgesį, žinai. Tai va, šitas darbas tai niekaip nepadeda santykiams. Bet įdomu. Bet darbo yra su savim. Man patiko kažkada pasakymas, kad santykiai yra darbas, sugalvojo žmogus darboholikas, kuris maždaug grįžta po darbo ir gal ką čia dar nudirbt. Tai dar santykius padirbsi. Ne, būtų keista, namuose kaip tik turim ilsėtis ir protų ir visaip. Ir man tiesiog atrodo, kad kai tu surandi žmogų, su kuriuo maksimaliai sutampa tas požiūris į gyvenimą, vertybės, tuomet tas darbas išeina labai malonus ir tas darbas yra būtent tiesiog šiek tiek pasišlifavimas ir karts nuo karto, kaip sakau, mano atveju savęs pristabdymas ant tam tikrų dalykų, kurie kenktų komunikacijai bendrai. Man yra apie tai. Čia su savo patirtimi. Aš jau turiu ką pasakyti. Tai nėra, kad surasi žmogų ir taip nereikės dirbti visą laiką. Ne, kai tu sakai, žinai, kad susirasi panašų žmogų, tai jo, dabar, kad jūs esat su savo antra pusė 3,5 metų, bandau suskaičiuoti, ne? 4,5. 4,5 metų, ne? Tai per tą laikotarpį, jeigu prisimintum jį prieš 4,5 metų, toks pat buvo kaip dabar, ar ne? Dabar atsiranda daugiau atsakomybių, daugiau darbo, tai galbūt daugiau streso ir tikrai naujų iššūkių, kaip tą stresą poroje suvaldyti. Nes matai, po 10 metų žmonės labai ryškiai sako, prieš 10 metų ne tas pats buvo, aš kas esu dabar. Ir, žinai, abu žmonės pradeda keistis. Ir būtų gerai, tobulai. Sakyčiau, 8% maždaug pasikeičia. Tai prasme, tikrai reikšminga dalis pasikeičia. Ypač, jeigu yra kažkokie reikšmingi įvykiai, tarkim, vaikų atsiradimas, karjeros pasikeitimas, gyvenimo, vien jau santuoka irgi yra reikšmingas įvykis, kur, kaip sakai, pradedu pastebėti. Tai va, ir tada atsiranda poreikis suvaldyti tos skirtumus. Tai aš apie tą darbą šnekant, kad santykiai yra darbas, tai santykiai yra skirtumų valdymas, aš taip vadinu. Man darbas nepatinka irgi tas žodis, nors aš darboholikas, tai man gal ir nieko. Man tinka tas, kur sugalvoju. Hobis padirbti. Bet... Aš dar ką pridurčiau, kodėl labai akcentavau, kad, pavyzdžiui, pas mus ganėtinai sutampa tos požiūris ir kai sutampa nėra sudėtinga, nes faktas, kad vis tiek yra skirtumų, net ir tame, kada pasakau, kad viskas daugmaž sutampa, bet ką tenka pastebėti, kad santykiuose dažnai žmonės per daug skirtingai žvelgia į gyvenimą. Pavyzdžiui, akivaizdžiai būna taip, kad žmonės susitikinėja 2-3 metus ir vėliau tam paaišku, kad vienas nori santuokos ir tokio šeiminio gyvenimo, o kitas nori keliauti ir visiškai nemato tos santuokos vertybės, jis yra arba darboholikas. Ir tiesiog manau, kad taip ar taip gyvenime atsiranda labai daug konfliktų ir tokių situacijų, kur reikia priprasti vienas prie kito, pasišlifuoti, bet kuriuo atveju čia kitaip neįmanoma. Bet jeigu dar antiek stipriai skiriasi požiūris į gyvenimą pas žmonės, tai dar yra padaryti sunkiau. Ja, bet, žinai, paėmė ten darboholiką ir atostogas, aš dabar prisiminiau neseną mūsų pokalbį su Dovilė, kai jinai pradeda nerimauti, sako, tu anksčiau labiau norėdavai daugiau dirbti, dabar sako, tu nori pailsėti, sako, man nerimas, tai kaip čia dabar bus viskas. Ir vien tokie pokyčiai gali būti, bet būna ir dar ryškesnių, ten būna vienas monogamijos nori, kitas poligamijos nori ir šitos skirtumus. Sunku jo, su dideliais skirtumais sunku jos suderinti tarpusavyje. Aš dažnai paakcentuoju profilį, kad labai svarbu santykių pradžioje išsiaiškinti maždaug tam tikrus dalykus, kurie yra... Kokius? Tik kito, kad... Korteles tokias. Taip, man pačiai tai buvo, vien dėl to ir gimė mano ten toksai ir turėjau žaidimą pasinarti kortelių kaladę. Ai, tai tavo vyras per žaidimą praėjus. Taip, ne, mes pasidarėm labai joko formą, aš nemanau, kad čia reikia labai sureikšminti ir atsisėsti kaip ofise per darbo pokalbį, bet man pačiai taip yra buvę, kada pradėjau kurti tos klausimus,
Aišku, ne naujieną galima, manau, ir pasigūglinti, tikrai kažką susirasti, bet su vienu vaikinu bendravom ir tarsi viskas labai gerai, viskas patinka ir per 2-3 pasimatymą sakau, kad paįvairintą laiką kartu, sakau, davai, kelis klausimukus užsirašom, išsitraukiam, pradėjom atsakinėti ir suprantu, kad visai skiriasi mūsų požiūris į finansus. Jam griežtai vyras su moterim turi 50-50. Aš tokia, man nėra asmeniškai artima, kad jeigu mes susėdam ir sąskaitį dalinam, tai pam, nes tai yra apie skirtingus vaidmenis, žodžiu, mes vadinasi matom skirtingai vyrą moterį. Ir buvo labai daug klausimų, kur supratau, kad taip skiriasi ir buvo vadinasi labai gerai santykių pradžioje tai išsiaiškinti, kol nėra to prisirišimo ir nėra labai skaudu dar pasukti skirtingais keliais. Aš esu turėjęs, aš gal kažkuriam epizodė esu net pasakojęs vieną tokią patirtį, kur mes buvom pas draugus labai seniai, prieš 14 metų. Taip, nes tu labai senas. Ir jie buvo padarytas tokios kaip žaidimas, vos ne kaip per vestuves būna, ten, kad antra pusė atsakytų apie savo antrą pusę, kaip tenais renkasi. Ir draugai geriau atsakinėjo negu antra pusė. Ir jie į konfliktą įėjo to vakarėlio metu, nors ten buvo kažkurio iš jų gimtadienis šis. Ir kažkokia ten šventė gimtadienis. Ir jie išsiskyrė po kokio pusmečio. Nors jau gyveno kartu, jau ten viskas. Ir galvoju, ar čia buvo toks, lemiamas momentas, kur tu supranti, kad ar čia tiesiog buvo dar vienas... Bet jie jau buvo kuris laikas kartu, man atrodo. Jie jau gyveno kartu. Jo, tai ten... Taip, tokiais atvejais išsiskirimas, manau, toks jau ganėtinai reikšmingas, jau skaudus yra, bet matyti tie skirtumai pasijauti. Bet aš labai norėčiau pritarti tavo Vytautai idėjai, kurią tu šiandien pavoisinai, kad mums būtų žiauriai fainiai su svečiai susitikti po 3 metų arba po 5 ir man labai įdomu, ką tu pasakytum po, kai santuokai kokie 7 metai jau praeina. Taip. Apie tas korteles ir kiek tų dalykų yra išlikę ir kiek ne. Įdomu, bet bent jau tas nes bent pradiniam tikrai gerai. Tokie, aš sutinku, kad yra tam tikri klausimai, kur labai keičiasi, kurie yra visai nereikšmingi. Tai aišku, žmonės labai keičiasi, bet pavyzdžiui, santuokos prasme, finansų prasme, mums labai su vyru padeda tai, kad mūsų požiūris tokius esminius gyvenimo dalykus sutampa. Ir mes, pavyzdžiui, kada patys atsakinėjome tos klausimus, viskas buvo identiški atsakymai. Ir aš kažkur studijų esu matęs, man atrodo, apie tuos suderinamumus ir probability, tai tikimybė skyrybų, kad yra tenai būtent finansai, tada vaikų auklėjimas, religija, man atrodo, labai turi didelis įtakos. Ir dar kažkas tenai. Tai tikrai yra faktinių tokių dalykų, apie kuriuos geriau pasišnekėti. Ir apskritai, šiaip tai aš labai už pokalbius įvairiom temam, nes kiek daug porų, net ir pragyvenusios 15 metų kartu, neturi net pokalbio apie finansus, jie net nėra kalbėję, kaip finansus tvarko. Tiesiog kaip gaunasi. Nuoskaudos visokios kaupėsi, aš ten sumokėjau už parduotuvį, už kažką, kitas net nežino, kad sumokėjai, net nesureikšmina to ir ten tokie visokie, tai nesąmonės, po to santykiuose būna, tai tikrai gerai pakalbėti. O aš šiandien dar vieną dalyką išgirdau audio knygoje, tokiai klausiausi ir apie statistiką, ten greitas, lėtas mąstymas. Tai, tarp kitko, Aurimas sakė, greitai galimai išvers ją į audioteką. Ir audioteka yra mūsų rėmėjas, tai kai jau išvers galėsit perklausyti, kol kas dar nėra audiotekoje. Bet žodžiu, bandė lyginti ekspertų nuomonę, ar pora išliks ar ne. Ar jie nusprendžia, ar porai seksis ar nesiseks. Tėvų. Ne tėvų. Lyginant su labai paprastu skaičiavimu. Ar daugiau sekso yra, ar daugiau pykstasi poroj? Spėkit, kas daugiau pridiktina geriau? Tai kiekis. Tai aišku, kad kiekis. Jeigu sekso kiekis viršė konfliktų kiekį, pora išliks. Čia tai geras. Kaip formulė. Čia bus reelsas iš šito tikrai. Super, čia gerulis. Ar skaitosi menkas ginčas? Nežinau. Aš pusėjau skaičiuot savo. Dar skaičiu.
Reikia susivesti statistiką. Tai, aš nežinau, nei kokio amžiaus buvo apklausti, nes ten tik tai kontekstinė buvo informacija, tai to tyrimo paties neskaičiau, bet jo. Kai kurie dalykai yra labai svarbus. Kai kalbame apie santykius, tai turbūt nepaslaptis, kad santykiai turi etapus ir yra įsimylėjimo etapas, kada labai tobuli vienas kitam atrodot. Kaip manai, esat praėję tą etapą su vyru ar ne? Bet labai sunku pasakyti ir tokiu atveju tikrai reikėtų susitikti po 3, po 5, po 10 metų, nes man atrodo, kad mes esam turėję pakankamai jau tokių iššūkių, kur tu gali suprasti, kad jau jūs perinate tą rimtesnį, brandesnį etapą pagal tai, kaip sprendžia tuos iššūkius, tas tokias maksimaliai stresinės akimirkas. Ne, kitaip yra. Ar jau užknisais tave ar ne? Nu, tai būna, aišku. Ne, aš atsiprašysiu, mūsų pokalbį su Arda. Mes su Agne jau draugavom, nežinau, nu ten irgi gal panašiai, gal 2-3 metus ar kažkas tokio ir jisai man maždaug aš čia paskui ir jisai sako, nu čia jūs dar pradinėme etape. O aš, blėt, santykiais domiuosi, čia ten tiek krizių ir aš žinau, kad nu čia jau krizės visai kitaip valdysi maždaug. Ir ne, nu tai gal ir bus tų krizių, bet žinai, moku kaip išeit, kaip suprast, ten dar kažką. Na, tai va panašiai. Ir ateina momentas, kai maždaug aš jau noriu skirtis. Ir man jau dzin mano technikos. Ir suprantu, kad baigėsi tas etapas. Ir dabar reikia iš tikrųjų. Ir atei prie... Tai kiek buvo metai įdomus santykiuose? Kada jau atėjo tas momentas, kad ir noriu skirtis ir viskas nusibodo? Nu, depends įtariu, bet mums tai įtariu, nežinau, kokius gal 4 metai. Nu jo, kur kantrybė taip. Bet skiriasi laikotarpis, matai, nes klausimas, kas vyksta tose santykiuose, būna ir po pusmečio jau porom, kur aš nebegaliu matyti jos akyse, žinai. Vat aš dėl to ir užsiminiau, kad priklausomai nuo to, kaip tu gyveni, ar turi tų iššūkių. Kuo daugiau sekso ar barnių. Nuo to priklauso, kiek ilgai tempsi tame etape. Jo, kokias gyvenimo aplinkybės. Jeigu viskas daugmaž rožiam kloti ir tik tai kelionės, nu tai tikėtina, kad gal ir po 10 metų dar tavęs neužknis ir dar bus tokie daugmaž pradiniai etapai. Nu jo, gali. Bet kuo daugiau sunkumų, tuo galbūt greičiau ateina tas toks. Ir dar, žinai, nuo tipažo, jeigu mes paimsim kokį nice guy tipą, mielą vyruką, kuris prisitaiko, tai būna 10-metį, nemato jokių problemų, atrodo. Nors iš tikrųjų tai viduje kaupėsi ir tiesiog žmogus tai išreiškia. Aš jau paskui, man atrodo, epizode kažkuriam, aš turiu vieną artimą pavyzdį, kur šeima praktiškai neturėjo konfliktų ir su pirmuoju ir išsiskyrė. Ir čia tikrai 10-mečių klausimas. Aš turėjęs. Kur jau atrodo visam gyvenimui. Jo, kur ten kirvis kota ir tikrai širdis verkia sužinojus, kur tai būna. Bet tai būna ir konsultacijas ateina, kur aš tikrai ne vieną konsultaciją esu turėjęs, nors situacija atrodo tokia, kur turėtų būti unikali, niekam nenutikus, o pasirodo atsikartojant yra, kur ateina ir sako, mes išsiskyrėm. Ir pirmas dalykas, mes nesipykom, aš net nesuprantu, kas blogai tarp mūsų buvo. Antras dalykas, sako, aš net nesuprantu, kodėl mes išsiskyrėm. Nu, tipo, mane paliko ir aš noriu ateiti į konsultaciją, kad suprasčiau, kas įvyko. Kodėl įvyko skyrybos pas mus. Taip. Nu, tipo, viskas buvo gerai, tai yra tokių būna. Taip, tai jaučiu labai baisu, labai skaudu. Jo, labai emociškai sužlugdantis toks procesas. Šiaip dažniausiai tai tuose santykiuose būna trečias asmuo ir nekalbėjimas apie įvairias problemas ilgą laiką, bet ne visais atvejais turbūt. Sustabdom trumpam jūsų žiūrėjimą, nes norim pranešti, nes kitaip niekaip nesužinosit, kad tie, kurie mus remia Contribui, jau artėja Liepos 13 dienos klubo susitikimas. Tai tie, kurie remet nuo klubo nu ir kurie neremia, jie gali, tu tiesiog pranešk, kad jie gali prisijungti prie klubo tu pranešk, tai ir su mumis turėti tokį eventą. Tai reiškia, mes darydami santykių profilaktiką norim, kad poros turėtų ne tik laisvalaikį, bet ir prasmingus pokalbius. Ir šiuo atveju organizuojame susitikimą gamtoje, kur bus žygiai, bus galbūt įdomus kažkokie naujos patirtys. Ir tikiuosi, kad fainai kursim laužą, gaminsim maistą ir kalbėsim...
įdomiam temom. Mes turim planą. Šitam Liepos susitikimui turim planą padaryti tą gamtos susitikimą. Visokių yra buvę ir ekstremalių susitikimų. Šitas turėtų būti toks kaip ir ramus, bet su labai ekstremalia tema, kaip auklėti vaikus ir kaip sutarti dėl vaikų auklėjimo poroje. Labai jautri tema, gal netgi pavyks mums ją įrašyti ir tie, kas remet klubą ir esate ne Lietuvoje, bet labai rekomenduočiau atvykti, nes bus visos dienos užsiėmimas su žygiu, laužu ir labai įdomų svečiu. Tikiuosi, kad mums viskas pavyks ir pasitvirtinsim. Tai Liepos 13 dieną labai laukiam jūsų, pasižymėkite tą dieną kalendoriui, nueikit žemyn, pasižiūrėkit Contribui, paremkit mus, atvykit tenais ir pasimatom. Taip. Dar kartą primenu apie tai, kad buvo mūsų piknikas ir žmonės tikrai įvertino būtent tokį ateimą, pasižaidimus, pasibendravimus, tai manau, kad tikrai bus fainas renginys. Iki, tęsiam. O tu verkiai, kai filmą žiūrėjai? Aš 3 kartus verkiau. 3 kartus verkiau? Man, ta prasme, sunku dar suvokti, kaip jinai tai priėmė tokį sprendimą. O jinai pasielgia taip, kaip iš principo turbūt skatinčiau, bet kurią moterį, merginą, jeigu turėčiau dukrą, pasielgti, kaip ateina į smurtaujančią šeimą moteris. Jeigu jinai nori, kad prieš ją nesmurtautų, ieško super įtinkančio vaikino, tokio pataikaujančio. Atrodo, kad čia nėra red flagų, bet tas red flagų nebuvimas yra red flagas. Bet jos tas sprendimas nepasakyti tiesos irgi nebuvo geras. Ne. Žiūrėkit. Taip pat šita moralinė žinutė tokia, kad jeigu patyrei smurtą, atsitrauk, nes vėliau bus tik sunkiau. Jis sako, aš labai norėčiau, kad tu būtum kartu, bet kaip draugė aš tau niekada neatleisčiau, jeigu tu grįžtum. Taip, šita vieta man buvo tokia, kur tokių draugų aš linkėčiau žmonėms. Bet gerai, man smalsu nuo mūsų klasikinio klausimo. Tau santykių prasmė kokia yra? Čia mūsų klasikinis klausimas? Koks rimtas. Čia apie tai, kas yra meilė ir to santykių prasmė. Kodėl tau reikalingi santykiai? Ką tau suteikia? Pirma mintis toks manęs augimas ir realizacija savęs, savo to, kaip čia pasakyti, neturinio, ne konteksto. Tai, ką aš turiu savyje, tą visą meilę, kurią man perdavė tėvai, seneliai, aš ją galiu realizuoti. Jau taip labai pratingai, ne? Čia dabar labai jau... Ne, bet labai... Aš iš karto prediktinu, kad gerai jūsų santykiai gausi. Bet... Gyvenimo prasmė tai jo, kurti šeimą, vaikai. Man atrodo, gyvenimas labai yra neįdomus, jeigu tu gyveni vienam etape ir viskas yra labai panašu, o santykiai yra galimybė augti, galimybė santuoka, pirmas toksai augimas, pirmas laiptelis, tuomet vaikai, anūkai ir aplamai su žmogumi yra daug smagiau, kai turi savo artimą tokį. O buvo tavo kriterijus, kad antra pusė turėtų neišsiskyrusius tėvus? Ne, nebuvo, bet žinojau, kad turbūt ir statistiškai, tiksliai duomenų neturiu, bet spėju, kad taip yra, kad žmonėm, kurie turi išsiskyrusius tėvus, sukurti sveiką santykį yra šiek tiek sudėtingiau. Nematė to galbūt sveiko pavyzdžio, bet vėlgi kartais yra, kad žmonės tėvai neišsiskyrė, bet daug blogesnis pavyzdys būna ir jau daug būtų geriau, jeigu išsiskirtų. O tai tu šitą kriterijų įdėjai savo tą bucket listą, kad vyras turi būti iš... Nedėjau, bet pasisekė šio klausimu, kad irgi tėvai turi gražų santykį pas vyrą. Ir tiesiog kaip tenka pastebėti, kad jeigu mergaitė augus be tėčio, yra vėlgi šiek tiek kitoks požiūris į vyrą ir kartais tu žiūri ne kaip vyrą, o kaip tėtį nori iš jo tokių veiksmų. Tai... Tikimybė didesnė, kai šitaip yra pavyzdžiai tokie. Bet geras tikrai tavo požiūris ir man tik tai... Kai labai praeini testą. Jo, man tik tai norisi tavo kito epizodo po 3-4 metų. Bet man norisi, žinai, kad tu galvotum, arba bus akimirka, kai tu galvosi, kad blemba, vienam yra lengviau negu dviese, nes dabar tu galvoji, kad vienam biški nuobodu, dviese kaip ir fainiau ir geriau. Yra tais momentas, kur gal dviese, tryse dar sunkiau ir ten ir taip. Dviese sunkiau, su vaikais dar sunkiau. Bet... Man pačiai įdomu, man dabar yra tokios mintis, kad mes tikrai susiradom vienas kitą, kur labai tinkami ir norisi patikrinti, gal po 5 metų sakysiu, čia buvo labai tokios naivios mintis,
Bet tiesiog dabar, kiek tenka visko praeiti ir gerų, ir blogų akimirkų, supranti, kad kol kas vieną kryptį žiūrim, kol kas dviese geriau. Kaip bus vėliau, nežinau. Nu tai gerai, paanalizuokim tavo žodžius, kuriuos rašai 21 metais. Taip, atkapstėt. Ne, aš, Ieva yra atkapščiusi mūsų prodiuserė. Ir tai nereiškia, kad tu tuo pačiu tiki, gali būti, kad ir tu pati pakeitus nuomonėsi, o mes tai galimai ir pirmą kartą išgirsim, bent jau, nežinau, galbūt tu tai skaitai, ne? Tai 21 metų postą rašai, kad tai patinka visiems vaikinams. Ir klausimas, ar vis dar taip galvoji, ir ar kitaip dabar mastai. Pirmas, žodžiai ir balsas, mokėjimas parinkti ir keisti intonaciją, kalbėti mielų balsu, vėliau žaismingų, žemų, kartais pašnibždom, laiku pasakyti panašius žodžius į mano mielasis ar mano vyras. Nu, labai taip, dabar čia vaikiškai galbūt skamba, bet čia yra šita frazė, šitas punktas apie vaidmenų keitimą, manau, kad, nes man atrodo labai žavu ir labai reikalinga, kai moteris gali būti skirtinga. Tai čia yra apie tai, kai jinai kartais yra valdinga ir visiškai susikaupus į savo karjerą, savęs realizaciją. Kartais, kai jinai tokia visiškai mergaitė, kuri moka pasidžiaugti mažais dalykais, moka būti dėkinga. Kartais, kai jinai yra šeimininkė ir tokia užsisukusi savo darbais arba gebanti sukurti tą tokį jaukią buitį. Tai va tai yra apie tai, dėl to visai sutikčiau, tik tai pakeiščiau šiek tiek formuluoti ir žodžius. Tai mes galim ir testą padaryti, mes jau turim 2 vyrus, gali būti. Tai pritartum to, ar ne? Kad patinka vyrams žodžiai ir balsas, ir balso pokyčiai. Bendrai, taip, ypač dar su Viktorijos paaiškinimu. Tai apie moters nuotaiką skirtingą. Taip. Aš tai dažnai esu paskutiniu metu ypač sakęs, jeigu tu, tipo Agniai, jeigu tu nori kažkaip mane labiau, paveikti, sakau, tu įjung savo tą, moteriškumą, mergai, tu pasakai, ir aš labiau turiu vidinės motivacijos, stengtis, tai čia for sure veikia. Jo, bet tik tai nefeikinti to negalima, nes jeigu feikini, yra labai didžiulis pavojus. Aš tai neatskiriu to. Iki tol, kol atskirsi. Ir kas įvyksta, kad kai atskiri, nebegali atsukti laiko atgal. Visi kartai, kuriuos po to sako, pradeda atrodyti kaip feikas. Man feikas, aš, pavyzdžiui, visą laiką galvoju, kad turi būti tas nuoširdumas, jeigu tu jauti, kad tu esi tik tai vienam vaidmenį, pavyzdžiui, visiškai užsisukus darbe, kas dažnai moterim yra, ir yra tik tai viena nuotaika, tos ambicingos moters, ir dėl to jinai yra valdinga santykiuose ir dažnai kritikuojanti, tai reikia galbūt savo kasdienybėj įtraukti kažkokių kitų veiklų, kurios vystytų tą kitą vaidmenį. Ja. Irgi yra nemažai postų apie tai, kaip tą moteriškumą, kaip mergaitiškumą, kas galima tą išlavinti. Nes jeigu tu esi tikrai kitoj būsenoje, tada pasikeičia tavo balsas, tai labai fainiai. Jeigu tik tai tam, kad gaut kažką, pakeiti balsą ir po to girdi, kaip ten draugiai sako, ten aš jam. Tai santykių griūtis netoli jau. Prasideda. Antras dalykas buvo supratimas. Labai paprastai, kai šalia merginos galima būti savimi ir nereikia apsimetinėti. Kai mergina supranta, kad po darbų vaikinas gali būti pavargęs ir ne visada vaikščioti su šypsena veide. Irgi sutinku. Manau, kad iš tikrųjų teko bendrauti su viena pažįstama ir jie santykiuose vadovaujasi tokia taisyklė, kad kai tu ateini namo, visi darbai turi būti pamiršti ir tu negali, moteris sako, tu negali ant manęs apkrauti savo problemų. Ir aš iš dalies galiu galbūt tą merginą suprasti, jie nori santykiuose, būtent namuose jau harmonijoje gyventi, bet aš manau, kad kaip tik turėtų būti namai žmogui ta vieta, kuris gali būti savim ir gali papasakoti ir gali išsilieti. Kartais tik tai, nesuprantu, kur yra tas skirtumas, kada vyro emocijos ima viršų dėl tų darbų ir kada metas yra pasakyti stop jau čia per daug, o kada reikia jam leisti maksimaliai pasireikšti. Tai aš kažkada atsivedu per seminarą, turėjau vieną epizodą, kur pasakau labai panašią istoriją, kur sakau, įsivaizduokit, grįžta vyras ir tu matai, kad jis ten susierzinęs ir visą kitą, ir sakai, sakyk, nenoriu sakyti, sakyk, kas yra, taigi mes turim būti atviri. Jis, eik tu savo, sakat, darbė problemos, kokios? Tai pagavo. Ką reiškia pagavo? Tai prigavo. Tai ką reiškia? 10 metų, 8, 15. Tipo, sėdėt.
Tai džiaugiesi dabar, kad pasakiau. Tai nereiškia, kad būtinai tuo momentu, nežinai, vyras gali būti, Tikrai taip. perdėta arba įspręsta, arba, tai pušnis, žinai, gerai, kad paklausai, galvoju, skirstytis ar čia nesiskir, žinai, kaip čia tą namą perrašyti man ar ne, ar čia palikti tau. Bet maždaug tokios problemos ir, bet valgom. Nežinau. Aš tai žinau ribą ties, kurią reikia pasakyti, jeigu tave žaloja tie sakiniai iš antros pusės. Čia ne vien apie vyrą, čia ir apie moterį, jeigu Nepasakymas tave žaloja? Ne, jeigu pradeda išsilietant prie tavęs, ne ant tavęs, o prie tavęs, bet tai jau kuria žalą tau. Tai reiškia, kad tau emociškai, pavyzdžiui, per sunku atlaikyti. Tai reikia brėžti ribą ir atsitraukti iš to pokalbio. Aš irgi stengiuosi to vadovautis ir būtinai pasakyti per savo emocijas, pasakyti, kad man labai skaudu tą girdėti man labai nemalonu, bet kartais galvoju tam tikrus dalykus, kaip ir neturi galbūt asmeniškai priimti, kai jam tos emocijos liejasi, nes jisai nenukreipia tiesiogiai į mane, kad aš tokia. Jis kalba apie darbą, bet vien tas balso tonas. Tai turbūt turi vardinti, kad jau tas balso tonas irgi mane žaidžia. Gali būti, kad, žinai, tuo metu tu neturi resursų. Tu esi irgi pavargus, tu irgi esi ir tas supratingumo kiekis, kurį tu gali panešti savie, yra mažesnis nei tuo metu, kai esi pailsėjus ir išsimiegojus. Bet, žinai, va šitas klausimas supratingumo, aš galvoju, kiek jisai skiriasi porose, kurios yra neseniai pradėjusios santykius, neseniai pradėjusios gyventi kartu, tai turime keliarius metus gyvena kartu galbūt, ir tose, kur gyvena ilgiau ir jau turi vaikų ir yra, nes šitie patarimai, kad ten išklausyk, padaryk, vienaip jie skamba vienaip, kai turi laiko, ir skamba visiškai kitaip, kai įbėgi, vaikai rėkia. Taip, tu meti vaiką, tu pagauk, aš žaidu, tai aš tik viksi biškį ir taip toliau. Nėra tų resursų, ar ne, ten atsisėsti ir pagalvoti, kaip aš galiu išsireikšti taip, kad jis jaustųsi suprastas. Labai taikliai pasakyti. Taip, aš dar to resurso turiu, bet irgi, įdomi mintis, kad aš esu dėkinga ir vyrui, kad jisai šiek tiek tą, pavyzdžiui, kaip čia pasakyti, karjeros, finansinę dalį šiek tiek yra pasiėmęs didesnę ant savęs, dėl to jis man sukuria tokias sąlygas, kad aš galiu turėti šiek tiek daugiau resursų, kad aš galėčiau pagalvoti, kaip aš galiu jį suprasti, kaip galiu palaikyti. Ir aišku, kol nėra vaikų, kol bus vaikai, tai turbūt viskas bus atvirkščiai ir nebus. Tu supranti, kad tu unikalus atvejis, vienas iš tokių nedaugelio, kur dar kai nėra problemų, tu jau galvoji, kaip užkirsti joms kelią. Galbūt tas Instagramas apie santykius buvo motyvacija daugiau pasidomėti. Bet ir šiaip galiu pasakyti, kad jaunimas, kas mane labai džiugina, kad šiais laikais tikrai labiau domisi tokiais klausimais, nei kad anksčiau prieš 10-20 metų. Dabar labai sąmoningas jaunimas auga ir man tikrai labai daug klausimų yra ir kaip parodyti tą palaikymą, kaip pamotyvuoti vyrą. Aš vis galvoju, žinai, ar čia, kaip manęs irgi klausia, o kaip dabar jaunimas, aš galvoju, o koks mano rate jaunimas, nes kai tu sakai, kad sąmoningas, tai tavo sekėjai yra tie, kurie domisi, žinai, o yra dar ir... Ne, bet aš pritarčiau, kad emocinių kompetencijų šiek tiek daugiau turės dabartinis jaunimas dėl požiūrio, akcentavimo to. Bet tą psichologinę sveikatą tiek daug atrodo išmano. Turbūt ir mokykloje yra netgi apie tai gal kalbama kažkiek, ar visiškai nėra. Bet labai gaila, bet mano praktikoje ne. Per etikos pamoką aš turėjau, bet vėlgi ne visa klasė turi etiką. Kažkiek mes paliesdavom tą temą. Nes darželiuose yra, aš kiek iš jau iš kitos pusės, kai darželius eina ir vaikai ėjo, tai ten buvo paruošiamojo irgi yra apie emocijas kalbama ir kaip jas... Tai aš galvoju, tai gal tęsis, negi nutrauks dabar ties pirmą klasę. Mokytojų kartą ateina, nes tikrai jaunos mokytojos, jos šiaip domisi, pačios įdeda kažkokių savo istorijų ir taip toliau. Reklaminė pertraukėlė, žinau, kad labai mėgstat reklamas, tai mes tiesiog norim pranešti, ar prisimenat, kad Liepos 13 dieną bus gyvas klubo susitikimas gamtoje. Ar žinot, kad gali remti mus, Contribui,
klubo narystę ir tai reiškia, kad jūs turėsit kelis susitikimus per metus, kuriuose susitiksim gyvai dienai, pusdieniui ir jų metu didžiausias progresas vyksta. Netgi kelsim jums atsiliepimų jau turim iš klubo susitikimo. Primenu, kad į tokius susitikimus gali ateiti žmonės ir su pora, ir be poros, ir single, ir nesingle. Nes dažnai sako, man reikia poros, kad aš patekčiau į klubą. Nereikia, jūs galite ateiti vienas, jeigu turite antrą pusę, galite ateiti vienas, net jeigu neturite antros pusės ir tiesiog ateiti tobulėti. Tai laukiam jūsų Liepos 13 dieną. O jeigu kol kas stebit iš toliau, tai pasvarstykit, gal bent jau darbdavio lygmenį paremti, nes ten yra daug situacijų analizių, yra pokalbių su specialistais tęsiniai, kurie yra išsamesni, platesni, negu būna viešai įkelti. Tokiu būdu mes išgyvenam. Ačiū visiems, kurie mus remiat. Tęsim peržiūrą. Iki. Nežinau, aš taip pirmiausia supratau, kad ne patį konfliktą reikia spręsti, o ieškoti ryšio ir kad nebūti tais monstrais nepatapti. Geri monstriukai, ne? Ja. Man tai toks atsirado šviesa tunelio gale, nes aš maniau, kad kai kurių konfliktų iš vis neįmanoma išspręsti, o šiandien supratau, kad jie vis tiek visi yra apie tą patį iš esmės ir ne į tą sprendimą reikia koncentruotis, o jo į ryšį. Tai čia toks wow efektas, ko prieš tai nežinojau. Labai fainai. Gerų minčių tokia. Tai reikia omeny, visi, kas stebit atsiliepimus, tai po to visą tai jau galite įrašuose pažiūrėti ir kituose susitikimuose dar giliau lysim. Trečiasis. Prisilietimai. Vaikinui gera šalia tos, kuri laiku moka padėti galvą ant peties, apsikabinti, pabučiuoti ir paimti už rankos. Manipuliacija. Ką? Paneigtumėt. Malonu yra. Pritartum? Čia iš kokio konteksto galbūt pažiūrėsti. Irgi neretai anksčiau galbūt tekdavo daug diskutuoti, kad mano supratimu vis tiek vyras yra tas užkariautojas. Kažkaip taip jau susiklostė mūsų gamtoje. Vyras tempia mamutą, moteris laukia. Aišku, šiuolaikinis pasaulis diktuoja galbūt kitas sąlygas ir viskas pakinta, bet kažkiek tos gamtos yra išlikę ir aš manau, kad vyrui yra malonu, kai moteris moka ir parodyti tą pasitikėjimą juo ir pagirti ir tiesiog parodyti tą švelnumą. Aišku, nereiškia, kad vyras to neturi daryti. Jo, bet tu, žinai, šitą postą rašai pagal savo auditoriją, nes ten, kaip suprantu, didžioji dalis merginų, net ir pas mane didžioji dalis moterų sekėjų yra, bet šiaip apvertus viskas galioja ir priešingai. Gal ten kai kurie žodžiai šiek tiek skirtingi. Su balso tonu, tai kitokie tie balso tonai gal yra, bet jeigu, žinai, kalbėti apie rolės, tai irgi moteriai svarbu, kad vyras nebūtų visą laiką tik tai karžygys. Taip, toks taržievis, noris ir to švelnumo, ir paprastumo, ir dėkingumo. Taip. Intimumas yra tas nepasiekiamas su tokiu karžygiu, kur su šarvais ateina ir visą laiką, žinai. Tai netiesioginiais. Bet, pavyzdžiui, supratimas, prisilietimai, tai ir tam gera, tol kol gera. Yra įdomu tik tai, kad su prisilietimu, kai pykstasi žmonės, yra momentas, kada prisilietimas gali pasunkinti situaciją, nepagerinti. Tikiu, labai taip sutrigerino, noriu turėti savo asmeninę erdvę, emocijom išreikšti ir dabar viskas. Ir tu manęs nelienas. Taip. Šitas ketvirtas man patinka, įdomus yra, patinka, kad paanalizuosim jį. Suteik galimybę tau padėti, paprašyk kartais pagalbos, suteik galimybę vaikinams jaustis reikalingais. Nereikia užkrauti ant jo visų savo darbų, bet vaikinui bus malonu, jei jis jaus, kad tau svarbi jo pagalba ir rūpestis. Paantrinčiau, ką prieš tai sakiau, būtent dėl tų vaidmenų santykiuose, kad vyrui, manau, yra malonu, kai jisai gali išreikšti. Bet čia tu maždaug atsisuk gal aš lygiai tą patį norėjau pagalvoti. Mano močiutė, žinokit, mano seneliai buvo svečiuose pas mus ir aš ištraukiau agurkus, galvojau, atsidarysiu, Vikutė, yra Nerijus. Man taip yra tikrai perdėta ir tai yra tikrai ne apie mane. Ne, jeigu tau patanga prakiuro ir tu žinai, kad vyras yra netoliese, tai gal nebūtina ten pačiai. Vat man apie tai yra labiau. Aš žinau porų, kur, pavyzdžiui, vyras visada kurą užpilt turi. Ir man, ta prasme, aš irgi žinau. Sako, va, grįžau, tu šis bakas. Gerai, nuvažiuosiu, užpilsiu. Profesoriu, tai... Man va tokia yra labai jo turbūt plona riba, bet man tai labiau apie tokį bejėgiškumą. Aš esu asmenybė, aš lygiai tokius dalykus galiu padaryti, jeigu reikia. Ir man irgi gal taip nelabai, pavyzdžiui, tas pavyzdys atrodytų.
Nu, nebent jinai turi prieš, žinau, kažkas turi fobiją išvažiuoti su tuo Bet pistoletu jinai iki prieš, tai štuką. aišku, taigi ten smirda, žinai, ten šalta. Ir man smirda ir šalta. Bet įdomu, kaip vyrai reaguotų vat, santykiuose turint tokią merginą, tokią cacą, aš tokią pavadinčiau. Aš anksčiau, žinau, turėjau tokį pavyzdį, mes kada buvom Amerikoje, tokia buvo didesnė kelionė, prisimenu Los Andželas, 7 juostos ir pradėjome nuo to, bet žodžiu, buvo mintis, kad aš ėjau tą kelionę ir galvoju, kaip gerai man būtų už vyro. Jisai viską suplanuoja, jisai su tais mapsais, aš einu paskui ir, pafotkinu, pasižiūriu, reikia kažką panešu. O vėliau sakau, gal kartais jau reikia pagalbos ir sako, iš tikrųjų, tai taip, man reikia to stipraus ramsčio šalia, kad tu būtum irgi visavertę pagalbą, visavertę asmenybę, o ne šiaip einu aš paskui tokia, kaip smagu turėti tokį viską galvojantį vyrą. Ir nuo to laiko aš tikrai dažniau pagalvoju ir dabar buvom tam Tailande, labai stengiuosi perimti tam tikras atsakomybės, kad jas taip pasidalint, nebūtų tokia bejėgė, nieko negalinti moteris. Nes šiaip, kas liečia tuos, žinai, pagalbą vienas kitam, tai man atrodo vienas svarbesnių dalykų yra ne nuspręsti ar tam pasimti iš kažkieno taisyklės, kaip turėtų būti, bet susitarti, nes yra tikrai dalykų, kuriuos vienas žmogus daro geriau nei kitas. Pavyzdžiui, Dovilė tikrai geriau valo dantis vaikams, negu aš valau dantis, bet jin tą žino. Aš tikrai geriau deklaracijas pildau negu Dovilė. Nėra taip, kad... O kaip manai, kuris geriau indaplovę iškrauna? Čia iš čia šeimos? Dovilė ar Arnas? Manyčiau, kad Dovilė, bet spėjau. Dovilė. O kaip tu jaustumėsi, jeigu vyras sakytų, aš niekada nekrausiu indaplovės? Gyvenu taip. No shit. Gerai, perdėjau. Ne, bet pas mus yra, kad mano virtuvė yra mano atsakomybė, mano sritis. Ir iš tikrųjų... Bet gerai, dar kitas, dar sudėtingesnė užduotis. Jisai sako, ne tik, kad aš niekada neiškrausiu, bet dar tau nurodinės, kad tu per garsiai arba per tyliai krauni. Va čia negalėčiau, netoleruočiau, ne. Jeigu jau nori, kad čia... Tai jau iškraipai faktus, iškraipai. Jeigu kas norit, pasižiūrėkit epizodą su mūsų antrom pusėm, ten mes kalbėjome apie mano indaplovės neiškrovimą. Tai pagrindinė tema dabar išlikus. Kaip psichologai šitą lygą vadina, nežinau. Mes net praeitą savaitę, Dovilė, vėl kalbėjom dėl indaplovės. Na taip. Bet, pavyzdžiui, aš visą laiką sakau, kad mano atsakomybė yra ten buitis, labiau visą kitą, bet aš žinau, kad jeigu reikės, tai kaip ir tu tikriausiai. Jeigu bus tokia situacija, žmona, Dovilė su vaikais, nėra galimybės, kažkur išvykus. Jis nekrauna. Aš nekraunu, aš išplaunu indus, tiesiog aš nesu indaplovė. Ai, šiaip kažkoks santykis su indaplovė. Čia santykis su indaplovė, nesu Dovilė. Nesu buitim, bendrai esu indaplovė. Taip, aš tiesiog plaunu pačius indus tada. Postrauminis sindromas su indaplovė. Reiktų atgaminti vaikystę, kas ten buvo. Vaikystėje neturėjau. Ar nesusikūrė ryšys. Taip, bet pati, nuo ko mes čia pabėgom? Darbų paskirstimas. Jo, apie tas darbų paskirstimas svarbu susitarimas, kad būtų, nes čia į vieną pusę keičiant, kad tas paprašyti pagalbos, tikrai dažnai poroje vyras yra fiziškai stipresnis ir didesnis. Tai yra evoliuciškai įprasta. Nebūtinai taip yra, gali būti ir priešingai, bet jeigu taip yra, tai jam tikrai lengviau yra pakelti sofą, kad pakištum kilimą arba dar kažkokius dalykus. Tai negi dabar... Bet tarp kitko, įdomus faktas. Mes, kai ėjom prieš vedybinę ten tą kursą bažnyčiai, ten buvo, ten, ta prasme, aš jau sakiau, buvo super smart sprendimas Eva, kur aš ateinu su pasaulietiniu požiūriu į santykius ir tipo, ką čia bažnyčia, žinai, gali kokius kursus tau pasakyti. Ir ten duoda išpirktus Anglijos kursus, normalių lektorių, kurie išversti... Lietuviai būtų nenormalų. Ta prasme, pateikimo forma, ta prasme, ten su storytellingu, su vaidinimais, su viskuo. Ir super kokybiški į lietuvių kalbą išversti kursai. Ir viena iš užduočių ir buvo pakalbėti apie atsakomybės, kur tau, žinai, patinka, kur nepatinka, ir susivienoti, ir susitarti. Ir susitarti, kada persikalbėsit, kada vėl pasikeis viskas. Ir mes nepadarėm tos užduoties. Ir ta prasme, mes gyvenam, taip, žinai, maždaug kaip gaunasi su tom atsakomybėm. Ir galim sakyti, mums gerai, kad sutampa, žinai, pasiskirstimas. Ir visai neseniai. Bet ar tikrai sutampa? Tai ką norėjau pabaigti, kad visai neseniai man Agnė sako, aš čia daugiau laiko gaminu negu tu ir sakau, taip jau yra. Tai man tai nepatinka, tu galėtum dažniau gaminti.
Aš sakau, aš ir taip kartą į savaitę pagaminu. Čia maks daug. Bet tai aš... Kartą per savaitę, čia maks daug. Jo, o kodėl aš turiu gaminti? Ir aš... O kiek aš kartų tavęs prašiau rozetę pakeisti? Nei kartų tu nepakeitei. Tai gal pažiūrim, kiek aš lempas keičiau, ten, žinai, važiau mašiną tvarkyti ir taip toliau. Nes tu 0% aš... Ir gavosi va toks, grinai, žinai, konfliktas lygioje vietoje. Bet čia iki konflikto priėjome? Nu kaip, paskui aš galvoju, o kodėl mes čia, žinai, baramės ir pasižiūrėjau flow programėlę ir, okay. Kitą dieną nebuvo konflikto. O aš taip pastebiu labai paaštrėjau iš tikrųjų. Bet vat, aš iš tikrųjų apie tai ir kalbu, dėl tų ir kortelių, kai turiu. Ir man būtent tie vaidmenys apie tai ir yra. Ir tie klausimai apie tai ir pasikalbėti. Ir yra klausimėlis dėl buities. Ar sutiktum, kad moteris turėtų labiau prižiūrėti namų buitį? Ir vat, manęs dažnai klausdavo, ar normalu tas, ar normalu tas. Ir nėra vieno atsakymo, yra tiesiog kaip jum būtent. Ir jum dviese poroje turėtų sutapti. Man yra normalu, kad tai yra didesnė moters atsakomybė, o yra tokios moteris, kuris mano, kad visiškai nesąmonė, jeigu aš einu į darbą ir dirbu tiek pat, tai mes lygiai per pusę turime išskirstytis. Vat mano išspręs problemą. Įsivaizduok, mes ištraukėm kortelę, kas turi kiek gaminti maisto. Bet aš dėl to skatinu santykių pradžioje išsitraukti. Ai, tai aš čia dar klaidą padariau. Gerai, žiūrėjau, skiriamės. Bet įsivaizduok, santykių pradžioje negali, Gali. Aišku, priklauso, kiek tau metų, ar tu pakankamai jau supratęs, ko tu nori. Ir šiaip, aš manau, kad šitas konkrečiai klausimas, jisai nėra toks esminis, kad čia privesti ar skyrybų, ar čia pamotivuoti, kad matyt, jūs vienas kitam netinkat. Ne, man esminiai tai nėra, sakau, labiau santuoka, vaikai, gal, tie patys finansai kartais šiek tiek. Bet matai, yra tame, ką Arnas sako, tiesos dėl to, kad aš esu ne vieną pavyzdį matęs, kur žmogus sako, aš nenoriu turėti vaikų, bet po kažkiek laiko pagyvenęs, sako, aš noriu su tavim gyventi vaikų. Arba, žinai, atvirkščiai. Arba kiek vaikų? Tu 2, o aš 3. Ok, ate. Mes su Dovilė esam turėję tą, kad aš sakiau, galim būti kartu su sąlyga, kad mes neturėsim vaikų. O, bet ir jai tiko. Ir jinai... Niekas neklausė. Ne, aš klausiu, bet čia mes per krizę turėjom šitą klausimą, ne pradžioje, nes mes negalėjom turėti vaikų. Ir aš buvau prieš pagalbą ir ten prieš medicininę intervenciją šitą klausimą. Ir kai mes po krizės taikėmės, sakau, galim susitaikyti, galim būti kartu, bet tu supranti, kad mes neturėsim vaikų, nes aš principingai maždaug nekeisiu tos pozicijos. Tuo metu aš nelabai supratau, kad ta pozicija buvo ne dėl medicininių priežasčių, o dėl psichologinio. Aš bijojau į tokį santykį vaikus atvesti, kokiam mes buvom. Ir po to pakito mano nuomonė, pakito santykis, pakito ir nuomonė. Čia, manau, jau šiek tiek tokios sunkesnės aplinkybės. Gyvenimas savo diktuoja. Gerai, neįsisukim čia į visokius tokius specifinius iššūkius, nes mes turim tokių bendrų. Mes turim programą, kurią reikia. Mes turim praeiti. Niekaip nepraeiti. Mes niekada visos nepraeinam. Bet gerai, kad Ieva tiek daug paruošė. Kiti, aš manau, kad mes gal daug čia diskusijų ir neturėsim, kad mažiau mandrumo reikia. Kad ir kokia mergina gražiai ir protinga būtų, mandrumas atbaido. Aš visą laiką stengiuosi transliuoti tokį paprastumą, žemiškumą ir labai ir iš savęs to noriu, ir iš partnerio. Bet ir partneris, jo, aš galvoju, tai čia ne tik merginam, ir vaikinai neturėtų būti mandrumą savo demonstruoti, nes tas mandrumas tai tokios kovos prasideda. Atskira asmenybė. Šitas, man atrodo, tiek svarbus, kad ties jo aš norėčiau užakcentuoti, iš karto pasakiau, kad pritariu, kad mes turim suprasti, kad kitas žmogus neprivalo elgtis taip, kaip mes norim, kad elgtųsi. Ir mes neprivalom elgtis taip, kaip kitas žmogus nori. Čia nelabai klausi. Ne, aš neklausiu, aš konstatuoju, kaip turi būti. Tai Viktorija rašė, kad vaikinams svarbu, kad mergina nebūtų apsiribojusi vien jų santykiais. Smagu, kai ji turi savo sritį, kurioje jai sekasi ir kuria jį domisi. Taip, iki šiol pritarčiau ir labai svarbu puoselėti savo būtent asmenybę, kad būtum visų pirma įdomi savo ir kai bus įdomi savo, bus įdomi ir partneriui. Ir čia susiję ir su aistra santykiuose, ir kad aplamai būtų įdomu būti su žmogum. Tai aš sakyčiau, kad tiesiog bazė. Tavo postą 21 metų atlaikė laiko išbandymą. Geri dalykai surašyti nesensta ir... Dalyko tik įgyvendinti, ne tik rašyti. Taip.
Ir, žinai, man tas Instagramo vedimas, dažnai, Instagrame paustinimas užnisa tuo, kad negali paaiškinti konteksto. Bet mes dabar kalbam ir aš jeigu skaityčiau, tai kai kuriuose vietose turbūt sakyčiau, red flago. Jo, čia toks lyg red flagas, bet ten negali per 7 eilutes paaiškinti visko ir turi kažkaip bendrai parašyti. Čia iš tikrųjų man didžiausias skausmas, nes aš esu tokia, kur jeigu aš pasakau, tai patinka visiems vaikinams, pagal mane, aš taip negaliu pasakyti, nes tai tikrai nebus visiems. Yra milijonas skirtingų vaikinų. Taip. Bet tu žaidi pagal Instagramo taisyklės. Žinai, kad... Taip, ir tai dabar jau taip atsisakau, nes tai yra, atrodo, prieš mane, bet reikia to, kad įsitrauktų žmonės, reikia, kad faktai būtų trumpi. Ir tiesiog visą laiką tikiuosi žmonių sąmoningumo, kad jie visiškai neiškreips pažinodami mane. Jau kada dažnai ilgą laiką seka, jau žinos, kad aš neturėjau manyčiau visiškai kažko kito, kad tu kiekvieną kartą turi pašnibždom, tarkim, kalbėti ir kažkaip tai daryti nenuoširdžiai. Tikiesi. Tikiesi, kad taip gausi. Per storiukus eigoje stengiasi kažkaip daugiau užtransliuoti. Tai žiūrėkit, kaip jums šitie patarimai, pasakykit, pakomentuokit. Mes dabar eisim prie žaidimo, kuriame irgi galit komentuoti, o aš apie komentarus tiek daug kalbu, todėl kad jeigu jūs komentuosit, tai galit gauti dovanų. Taip. Ir mes vis praleidžiam kai kurios epizodus, nes būna taip, kad jūs per mažai būnat prikomentavę juos, o jeigu bent 10 komentarų yra sulaukę, mes galim išrinkti laimėtoją. Tai dėl to duosim visiškai nešališkam žmogui, kuris nepažįsta jūsų, bakstelt kažkur pirštu užsimerkus ir tik tai apačioj iš tai planšetai bakstelk. O, taip. Tu pažymėjai Dovilytę. Ačiū, kad užkūrėte. Ne. Gali būti, kad jinai jau laimėjus, bet... Neprisimeni jau? Neprisimeni. Dovilytė. Na, jeigu laimėjus. Laimėjus, nes aš atsakau į komentarus. Dovilytė. Tai gali būti kitam epizodė, žinai, komentavus, tai laimi puodelį mūsų. Taip. Va tokio gražų, kur vienoj pusėje yra mūsų rėmėjo audioteka, kurioj pusėje skiriame sekaujų. Gerai, pareigą atlikom, tęsiam toliau žaidimą, kuris yra žalia raudona. Ir šį kartą labai smagų žaidimą Ieva sugalvojo mums. Kaip vertinam mes šias žinutės santykių pradžiai? Aš labai noriu pažiūrėti apie kartų skirtumus, man pačiam smalsu, kaip mes vertinam santykių pradžiai po jau, nežinau kiek čia, beveik 20 metų santykiuose buvimo. Ir... Labai jauni ir jauni. Taip. Tai čia bus tam tikri klausimai ir mes tiesiog turim juos sureaguoti. Žalia tai vertinam teigiamai, raudona neigiamai, o tarpinio varianto nėra. Tai reiškia, kad reikia pagrysti po to. Mes turim galimybę, kaip ne Instagrame, iš tikrųjų pasakyti savo nuomonę. Ir dar galime jas patobulinti. Pirmas klausimas. Kokia buvo tavo pirmoji mintis apie mane po pirmojo pasimatymo? Geras klausimas ar ne? Čia jeigu gauni žinutę po pasimatymo. Žiūrint, jeigu po pirmo, galbūt sakyčiau nelabai, šiek tiek įpareigojantis, nors galbūt ir nebuvo pati geriausia nuomonė. Bet jeigu... Tai bet pirmiau gal įvertinkim. Labiau žaliai vertinu. Jeigu šiek tiek atėjo tas laikotarpis, kai stabilumas atsirado, kad jau po truputėlį bendraujam link santykių, aš manau, kad visai įdomu. Aš vis norėčiau, kad, o galvoju, dabar, kai santykius kuria, labai žmonės per programėlės sukuria tam tikrą savo fasadą, kokie jie turėtų būti. Ar tu esi pastebėjus tą ar ne? Ta prasme, kad turi kažkokių lūkesčių iš to žmogaus? Kad išrenka gražiausias nuotraukas, sudeda, bando pateikti save tokį... Tobulutį visą. Tobulutį, labai geras. Galimai yra tas momentas. Nes jeigu bandai pateikti save tobulutį... Bet aš manau, kad taip ir gaunasi net ir be programėlių. Čia yra natūrali evoliucija. Tu teini, žinai, pasidabinės visas pasipuošę savo, bandai geriausią rakursą parodyti, tada viską tik kas gražiausia papasakoji maždaug. Čia... Nekelsi tos nuotraukos, kuri tau pačiam nėra simpatiška. Na taip. Natūralu, kad ten kažką editinti, tai galbūt ne tiek. Bet tarp kitko, mes čia kažkada, vienas bičiulis ieškojo antros pusės ir mes turėjom tą, žinai, kaip draugas teina, jie Tinderį žiūri, ten, mečus darai. Ir kartais yra tas jausmas, kur, blembo, šitą kaip gražiai moka pateikti save, iš vyro perspektyvos. O šito, ką tu čia įkėlį, žinai, ta maždaug, štai,
ir tu matai, kad jau čia net nerezonuoja. Net geriausia šito žmogus versija maždaug nerezonuoja. Tai kinda toks paprastas filtras. Bet, žinai, aš čia nuo programėlių pradėjau, bet idėja tai ta, kad pačiam susitikime, žinai, kalbėti ir apie savo minusus, kuriuos aš žinau, kalbėti apie save, bandant bent jau sąmoningom pastangom nekurti iliuzijų. Koks pasimatymas bus, nu, davai apie minus. Nu, čia tavo tokiam psichologui iliuzijai. Jo, tai aš sakau. Davai durų terapeutai sustinka, nu ką, PSD kokias turi, žinai. Jo, aš jaučiu, kuo sąmoningesnis amžius, kuo vyresni žmonės, jie iš karto nori labiau prie reikalo eiti. Ir būtų dabar 30, 40, turbūt ir man metų, aš jau žinočiau, kaip kas vyksta gyvenime ir iš karto sakyčiau, nu, nori šeimos, dabar papasakok, dėl ko dažniausiai pykotės ankstesniuose santykiuose, nu jau galbūt vyktų taip. Bet kai žinai, jaunimas... Bet iš to išeina kitas toksai, kad jeigu žmonės nebando pateikti realybės, nu, tai yra nededa sąmoningų pastangų, kad atskleičiau save, tai pereina į priešingą pusę, o priešingą pusė yra žaidimai tam tikri. Tai po kiek minučių reikia parašyti jam, kai jisai parašo, kad negalvotų, kad aš per greit atrašiau. O gal dar aš nesiūsiu jam ten kokio emodžio, nes pagalvos, kad iš tikrųjų patinka, dar kol kas reikia neprieinamai pabūti. Dabar, o tai jeigu man neparašė, tai po kiek dienų aš turiu parašyti ar nerašyti, žinai, visi tie, ir man atrodo, toks mindfuck, ta prasme, čia yra. Bet tu turi manai, kad visi turi tiesiog praeiti natūralią evoliuciją. Tu maždaug, žinai, kam tu duplo dėlioji, imk iš karto Lego technik ir dėliok, nes ką? Kiekvienas amžius turbūt turi savo žavesio. Ir tai yra tam tikras žavesys, kai tu ten galvoji taip pamanipuliuoti draugiškai, kaip čia įdomumą tą sukurti. Taip, per žaidimus mokosi. Aš sakyčiau. Aš suprantu, tai aš norėjau paklausti, ar dabar vis dar vyksta tie visi žaidimai? Supranti. Ne. Kai buvau 17-18, manau, kad taip, pagalvodavai, kad, nu, pastoviai, jeigu, tarkim, tu, kad ir iš karto buvai prie telefono. Bet sulaukia klausimų, po kiek laiko atrašyti man, ar ten visų... Vat, kartu su manim galbūt užaugo ir mano auditorija, ir dabar mes jau šiek tiek kitam etape esam, ir, sakau, kitokie klausimai. Bet būdavo anksčiau, ar ne? Dalindavai šito deitinimo, ten tips and tricks tokius, ar ne? Tokius nelabai, gal labiau akcentuodavau, kad svarbu turėti savo asmeninį gyvenimą, iš to ir išplauktų, kad nebūtų, kad tu kiekvieną minutę visą laiką gali susitikti, gali pasimatymą varyti, gali atrašyti. O šiaip ne, kalbėdavom tik apie tai, kad galbūt pirmo pasimatymo metu nereikėtų ten apie savo visas ligas kalbėti, visas problemas, tiesiog tas pirmas pasimatymas jis turėtų būti šiek tiek lengvesnio pobūdžio, o atsiskleis žmogus turėtų jau per tam tikras temas, be kažkokių ten konkrečiai apie celę, kas aš toks ir feikinant, nefeikinant. Tai gerai, po pirmo pasimatymo gauni žinutę, kada susitiksim. Geras klausimas ar ne? Ne, nemanau. Nu, ne tai, kad kada susitiksim. Arba gal nesusitikim. Atvirkščiai. Pasimatymo pabaigoje, manau, prastai aš dar labai prisimenu, kaip man buvo, kad iš karto, nu, dabartinis vyras pasakė, kad nu, tai bus smagu kitą kartą susitikti, jau kažkiek paplanavom, ką kitą kartą galėsim nuveikti. Tai esmė, man atrodo, po pasimatymo gauti įvertinimą, tu nori susitikti ar ne, ir jeigu su nečina, tai čia... Ne. Nu, gal man tas tiksliai, kada susitinkam, man jis toksai šiek tiek, nu, tai kada susitinkam. Nu, aš gal formatas. Jo. Bet pasimatymo galėjau šiek tiek duoti suprasti, ar patiko, nepatiko, tai iš kurio būtina. Ir aš prisimenu, po pirmo pasimatymo aš pirmą parašiau, kad man labai patiko praleisti laiką ir pasivažinėti po naktinį Kauną. Nes aš iš Jonavos, tai man Kaunas nebuvo toks dažnai labai ten matomas. Tai aš parašiau žinutę ir sako, nu tai va, tikrai ne paskutinį kartą, susitinkam tada ir tada. Nu, tai, gal. O kitas klausimas, aš jau žinau, ką tau, net ne klausimas, sakinys yra, aš jau žinau, ką tau nupirksiu kalėdom, bet tik kalėdų dar pusmetis yra. Nu, ką žinau. Man toks yra deitinimo, nu, bandau įsijausti į tą... Jau čia santykių pradžia, ar ne? Jo, gal irgi toks truputėlį... Spaudimas. Nu, kad jau aš suplanavus, jau mes tikrai ilgą laiką būsim kartu. Mano mama gamina tokį patiekalą, čia žinau, tau patiks. Aš, žinai, tas didesnis kraštutinumas yra, kai jau žinau mūsų vaikų vardus, išrinkau, žinai.
jeigu čia iš tos pusės toks per daug gal užbėgimas į priekį. Na gerai, čia po pirmo, ar antro, ar čia trečio pasimatymo? Čia... Nu, tai labai sunku apsibrėžti santykių pradžią. Mes, pavyzdžiui, su vyru bendravom pusę metų iki tol, kol nusprendėm, kad taip, mes kūriam santykius. Tai ganėtinai ilgai. O yra dabar šiais laikais tas, kur susitinka žmonės ir sako, mes angliškai net terminus naudoja, we are talking. Nu, tipo, kad tu tuo metu lyg ir bendrauji, bet tu gali bendrauti ir su kitais. Gali, jeigu nori ten permėgot, bet kaip ir su kitais, nesi exclusive. Reikėtų apklausėlę padaryti Instagrame. Nežinau, aš manau, kad kiekvienas sprendžia pagal save. Jeigu aš pradėjau bendrauti jau su vaikinu, ir jaučiu kažkokią perspektyvą, kad man tikrai malonu, aš nematau tikslo bendrauti su kitais vaikinais, o jeigu noris ir su tuo, tai vadinasi, gal su niekuo nereikia. Na gerai, čia toks labai senamadiškas, bet visai neseniai bičiulio klausiau. Sakau, pradėjo naujus santykius, tai sakau, tai buvo tas momentas, kur tu ateini, sakai, tai draugaujam? Ir jis, ką? Ar šiais laikais kas nors klausė to? Nu, tipo, ne, čia turi būti organiškai. Tai sakau, o tai jeigu su kitais, nu, žinai, va, nuo kada nusprendė, kad jau negali... Ir jisai sako, nu, blem, žinai, aš jau noriu įsitrinti Tinderį, nes sako, aš jau nemaloniai jaučiuosi, žinai, kai svaipinu. Nu, ir tipo, jisai labiau už tą organišką tokį, va. Bet tai turi, aš tai irgi galvoju, pas jūs buvo riba, ne? Ne, pas mus nebuvo. Nu, santuoka jau yra riba. Jo, tai draugaujam. Dabar jau tikrai negali su kitais mėgų. Jo. Ne, atrodo. Supyktum, jeigu rastum Tinderį į telefonę. Jo. Nes aš skiriu savo laiką, savo energiją ir kažkaip investuoju į tą žmogų. Tai būtų tikrai apmaudu. Aišku, žiūrint, kuriam pasimatymui, jeigu tai yra pradiniai pasimatymai, tikrai viskas tvarkoja, bet jeigu jau kurį laiką ir jauti, kad kažkoks ryšys yra užsimezgęs, būtų labai nemalonu. Ja. O kaip žinutės reaguoti santykių pradžiai? Per kiek laiko reikia atrašyti, kad nelaikytų ignoravimu? Oi, sunku atsakyti, viską reikia pajausti nuo situacijos. Manau, kad tyčia vilkinti laiko nereikia, kažkaip viskas tai turėtų organiškai. Man tai atrodo, kad organiškai būna ten lavina žinučių, šiais laikais ar bent jau ir mano laikais SMS-ų ir kažkaip kiek stebiu, tiek atsikartoja. Kad tuo metu norisi kuo daugiau kontaktų turėti. Iš tikrųjų, kai pradedi kažkokią temą, tai būtų keista, po kurio laiko vis atsakinėti. Išsianalizuoji. Čia aš galvoju apie tos klausimus, kai parašo, kada tu būtum laisva. Tai va tiesiog galbūt tą akimirką tau nebūtina, kad ir galima, bet nebūtina. Iš labai skirtingos veiklos dar pa žmonės, kas kada gali atrašyti dėl darbų, dėl ten mokslų. Ne, bet santykių pradžiai įsivaizduok, tu pradedi šnekėti, tai tu turėtum net atsiprašau, aš tau neatrašysiu dabar valandą. Kad nepagalvotum, kad žinai, aš čia... Tiks, ir dabar galvoju, iš tikrųjų tas yra būdas. Taip, nes tu esi, žinai, tokiam... Aš žinau konfliktų, kurie santykių pradžiai kyla ir yra man rašę, kad aš pasisveikinau iš ryto žinutę ir man nieko neatrašė. To prasme, čia tai būtų blogai. Nu, nebūtų dramos, nesu dramos žmogus, bet būtų labai keista. Taip, nes rytas prasideda nuo labas rytas. Tai arba tiesiog labas rytas, ko tau, kas tau yra, emodžio nėra, žinai, supykai tu ką. Neduotaika. Aš jau buvau irgi pamiršus tą laikotarpį. Nes mes, kai būna su Dovilė atskirai, pavyzdžiui, aš važiuoju arba jinai išvažiuoja, tai įprasta parašyti, kad atsikėlė, jau ten ką vaikai darė, kas su vaikais ir ten... kaip šiaip sekasi, bet kartais ir neparašai, jeigu ten, toks, nežinau, nebebūna tokio sureikšminimo, kaip gal santykių pradžiai. Labas, tikiuosi, kad tu netokia kaip visi kiti. Oi, labai blogai. Tokia labai... Posttraumatinė. Yra paaiškinimas turbūt tokiai frazai ir... Vadinasi, žmogus turėjo labai skaudžią patirtį ir kaip ir negalima gal iš to labai juoktis, bet reikėtų, vadinasi, tą naują santykį galbūt šiek tiek... Jo, nueik į terapeutą. Jo, išgyvenus, paleidus ir jau eiti su pasitikėjimu vyrais. Nes aš manau, kai moteris iš anksto parodo, kad, jūs visi vyrai tokie patys, tu automatiškai tokius vyrus ir pritrauksi. Ir jeigu vyras nejaus pasitikėjimo to, kad tu jo pasitikė, tai ir visai kitai bus. O sakinys, jeigu aš pasakysiu, kad jau šiek tiek tavęs pavydžiu, kaip reaguosi? Toks bandymas. Švelnus bandymas
pasiklausti, kiek mes čia rimtai. Taip. Kokie mes čia esam. Kaip keista įsijausti šitą vaidmenį. Aš tikrai seniai nebuvau šitą vaidmenį. Kiek norėtum turėti vaikų? Ai, galvoju, manęs klausai. O kiek tu norėtum turėti vaikų? 2. Planas, bet kaip Dievas duos. Planas. Tikrai. Bet jeigu kada tavęs paklausė Nerijus, ar paklausė? Mes šiaip, kada pusę metų prabendravom, pradėjom tarsi jau draugauti, tai jau praktiškai sekančią dieną buvo klausimas, kada žiedukas, jau viskas buvo aišku. Ir kažkaip, manau, ir buvom apsitarę, kad kartu įsivaizduojam, kad taip, abu norim vaikų, ten 2, 3 jau. Aš dabar tokius klausimus. Ne, bet kada yra normalu paklausti? Ai, kada? Labai, manau, skirtingai tie santykiai klostysi. Tai jeigu santykių pradžiai, po pirmo pasimatymo paklausi, čia raudona ar žalia? Pagal tavo teoriją jau kortelės turėtų būti apie vaikus išdiskutuotos. Ne, pirmam neturėtų būti. Galima būtų. Jeigu aš gaištų laiką, žinai, nes aš esu tuos pick-upinimo kursus ten amerikietiškus žiūrėjęs ir ten yra patarimas, kad sako, jūs kuo greičiau turit daryti next, negaišt laiko ir tik tai tada, kai matot sparkling, tą tokį jau, tada eiti gilį. Kad ir neišsitaškyti ir šiaip aš manau, jo, labai tame daug intencijos, nes su kiekvienu partneriu tu geriau pažįsti save iš kiekvienos diskusijos. Vat aš irgi bendravau su vaikinu ir atrodo, išsidiskutavom tam tikrą klausimą ir aš supratau, kad dabar aš susiformalavau jau atsakymą į šiai temai. Ir tik tai kartais per bendravimas tam tikrai žmonėms. Nu tai gerai, tai šitam kontekste koks klausimas, kad tu gauni žinutę? Čia santykių pradžia, čia nebūtinai po pirmo pasimatymo, bet kiek norėtum turėti vaikų, tokia žinutė. Labai geras. Jeigu bendrai kalbant, ne tik, kad jau viskas mes kartu turėsim vaikų, tiesiog bendrai apsitariant, koks to požiūris. Bet žinai, dar čia klausimas, kiek aš esu kategoriškas. Nu, nežinai, vienas klausti, kad sužinoti, o kitas, jeigu ne mažiau 3, aš nekuriu santykius. Ir dar, žinai, kartų skirtumas yra, pavyzdžiui, jeigu bandau sugalvoti scenarijų, kad dabar mano amžiaus žmogus bandytų eiti pasimatymus, tai visai iš vis ir pirmam pasimatymai yra normalus klausimas, ar tu dar planuoji vaikų, ar tu norėtum dar turėti vaikų, ar ten jau turi vaikų, kiek turi vaikų, iš kiek santuokų turi vaikų. Nes jau nesinori tiesiog gaišti laiko. Supranti, kad gerai, eina gyvenimas. Aš galvoju, gal mes pereikim prie Contribui. Davai. Nes toks visai čia geras žaidimas, bet jeigu mes sužaisim jį iki galo, tai mes... Tai gerai, mes turim vis tiek atlikti pareigą, mūsų rėmėjas Audioteka dovanoja... Čia ne pareiga, čia malonumas, tik dovanų. Gerai, malonumą. Audioteka dovanoja tau klubo narystę ir tu gali nemokamai, kiek čia mėnesių? 3 mėnesius jo klausytis visų tau norimų knygų, žodžiu, kurios yra Audiotekos prenumeratos. Labai to trūko. Jūs irgi galite išbandyti kelias savaitės nemokamai, nueikite audioteka.lt, surinkit ir išbandykit. Nustebsit, kiek daug knygų gali perklausyti. Visiems nemokamai, ne? Ar vis savaitės ir mėnesis, ten turbūt Promotion priklauso. Kuris tuo metu. Klausai audio knygų? Anksčiau. Dabar kažkaip ne, dabar labiau fizinės patinka. Bet turėsiu galimybę. Gal prisijaukinti. Ne, tai tu gali ir vyro atiduoti, čia nebūtinai tau klausyti. Gerai. Dalinsimės. Kaip kas, tarp kitko, vienas iš life hackų šitų patobulinimų gyvenimo yra, kad galima turėti vieną appsą ir dviese dalintis. Manoma tą daryti. Esi pastebėjęs. Mes su Dovilė dalinomės vienu appsu Audiotekos. Aš tiek turiu ten knygų ir Dovilė sako, aš noriu perklausyti, sakau, tuo prisijungimus tiesiog vienintelis dalykas, negali tos pačios knygos vienu metu klausyti. Duodi prisijungimus, supratau. Jeigu jūsų gyvenimo ritmai sutampa taip, kad jūs skirtingų metų klausotės, tai vienas iš būdų yra toks poroms. Pagalvokit, galite nusipirkti prenumeratą ir jeigu ne vienu metu vienas bėgioja, tai kitas tuo metu su vaikais būna. Praktiškiau. Praktiškai galite išbandyti. Gerai, gerai. Ačiū Jums visiems, kas žiūrėjote. Pasiekite būtinai Viktoriją Instagrame. Pasiekite ir mūsų Instagrame, jeigu dar nesekite. Ir parašykit komentaruose, kokių dar svečių norėtumėt. Šiaip pakomentuokit, nes matot, dovanas dovanojam.
Norisi mums komentarų, tai ačiū, kad buvot kartu ir iki kitų kartų. Galima kažkaip elgtis, kad pritraukti vaikino dėmesį, kad tave užkalbintų. Pamatai. Irgi turiu tokį postuką, bet vaikinam rašiau. O yra būdų, kurie yra senamadiški. Duok savo telefono numerį, kai visi davada dabar Instagramus. Nes tu visiškai nepažįstamą žmogų gali užkalbinti šitą klausimą ir jis neturėtų priimti priešiškai, jeigu aplinkybės nėra kažkokios ten tamsiam skersgatvį. Šiaip aš manau, kad moteris yra ta, kuri rodo pavyzdį, kaip turėtų būti, jinai tokia labiau emocinė, jo, santykiuose. Nes aš visą laiką buvau auklėjama, kad finansai, moteris visą laiką turi turėti savo finansų. O šiais laikais kada yra normalu turėti intymų? Jo, tarp kitko, aš esu girdėjęs tų taisyklių, žinai. O tu verkiai, kai filmą žiūrėjai? Aš 3 kartus verkiau. 3 kartus verkiai? Man, ta prasme, ant sunku dar suvok, kaip jinai tai priėmė tokį sprendimą. O jinai pasielgia taip, kaip iš principo turbūt skatinčiau, bet kurią moterį, merginą, jeigu turėčiau dukrą, pasielgti, kaip ateina į smurtaujančią šeimą moteris. Jeigu jinai nori, kad prieš ją nesmurtautų, ieško super įtinkančio vaikino, tokio pataikaujančio. Atrodo, kad čia nėra red flagų, bet tas red flagų nebuvimas yra red flagas. Jos tas sprendimas nepasakyti tiesos irgi nebuvo geras. Ne. Žiūrėkit. Taip pat šita moralinė žinutė tokia, kad jeigu patyrei smurtą, atsitrauk, nes vėliau bus tik sunkiau. Jis sako, aš labai norėčiau, kad tu būtum kartu, bet kaip draugė aš tau niekada neatleisčiau, jeigu tu grįžtum. Tai šita vieta man buvo tokia, kur tokių draugų aš linkėčiau žmonėms.